Tai kojos pečių kloti, atsistojam. Tada stumiam lėtai klubus atgal. Stengiamės kojų per daug nesulenkti ir kad keliai neišeitų per daug į priekį. Antelė eina prie pat, svoris eina prie pat kojų. Ir kol pajaučiam maksimalų stebimą sėdmenų srityje, tada grįžtam atgal ir pilvus stumiam į priekį ir išpučiam. Ir dabar lėtai su tiesa nugarą stumiam klubus atgal, grįžtam, stumiam klubus į priekį. Ir stumdami išpučiam orą. Jaučiam. Gerai. Dar galime šiek tiek dvigalvį jausti. Tai lentą laikom tol, kol techniškai galime išlaikyti gerai. Rankos į priekį, kaklą svarbiausia akcentuojam, kad nebūtų per aukštai, per žemai, neutralioj padėtyje, žiūrim žemyn. Alkūnės su petim vienoje linijoje. Ir dubuo po savim pasuktas, kojos pečių ploti ir įtempiam presą ir sėdmenis. Išsiriečiam per daug, tai dažniausiai jau būna, kai pavargstam, tai jau geriau tada nebelaikom arba laikom nuo kelių. Dubuo po savim pasuktas, lyg čia laikytumėm kamuoliuką, lyg čia būtų koks didelis kamuoliukas ir mes jį norim apgaubti, presas įtemptas, sėdmuo įtempta. Gerai. Ką jaučiat? Presas, gerai, nepamirštam kvėpuoti. Metu svarbiausia vėlgi yra neišsiriesti, nesukuprinti, kojos pečių ploti, rankos suimtos ir tupiam lyg sėstume ant kėdės, klubai stumiami atgal ir klubai į priekį. Akcentuosiu kelius, kad neišeitų už tų kojos ribų, kad ne per daug į priekį. Pirštai žiūri ten, kur keliai. Jeigu pirštai pasukti ten, tai ir kelias eina ten, ne kažkaip taip. Keliai neišeina už piršto ribų, galim dar giliau pritūpti. Gerai, ir klubai stumiami į priekį. Ir iškvepiam. Įkvepiam ir stumdami klubus iškvepiam.